Brangioji Lilė, sveikinu tave su gimtadieniu. Tegul tavo kelyje nepasitaiko nei koronas, nei kito virusų. Gyvenk ilgai. Džiaukis dukrėmis, anūkais proanūkų. Myliu tave. Labas, mama. Turbūt tu lauki sveikinimo su kalėdom, bet jo dabar nebus. Norėjau šitą sveikinimą nufilmuoti prie mūsų Fabijoniškių eglės, tokios nupiepusios, kaip ir visi šitie metai. Bet ten vaikščio labai daug keistų žmonių, kurie labai mane žiūrėjo, ką aš ten darau su telefonu prie tos eglės. Tai va, sveikinu tave su gimtadieniu, kuris turbūt pirmą kartą šiais metais yra toks, kai negali nei apkabinti, nei atvažiuoti, nei pavalgyti tavo skanaus maisto. Tai va, ačiū tau, kad tu esi dėl mūsų, kad tu esi mums, sveikatos tau. Ir tikėsimės, kad kitais metais mes visi atvažiuosim, apkabinsim. Va, o dabar spėk. Kai tyla, kai tvarka, jis tylus draugas. Kas? Toliau išlik tokia jaunatviška, žaisminga ir sveika. O dabar spėk, stovi kažkuriam kampe. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo, su gimimo, su gimimo diena. Valio! Paplojam, valio! Su gimtadieniu, babci. Linkiu daug šilumos, meilės ir džiaugsmo. Bet užpuola betvarkė. Teta Lilė, su gimtadieniu. Nuoširdžiai iš visos širdies, nuo mūsų visos šeimos, visai tavo šeimai siunčiam šilčiausius linkėjimus, laimės, sveikatos, meilės, džiaugsmo, kad Franakas mylėtų, kad tu mylėtum Franaką ir kad visada žiūrėtum su šypsena į visą gyvenimą, kai tu visada žiūri, esi žiburys man. Tai va. Ir dar vienas. Labas, babci, su gimtadieniu, tikiuosi, kad tau viskas yra gerai ir tavo sveikata tokia pat stipri kaip ir visada. Linkiu tau meilės, draugų, pinigų, skaniai maistą daryti, iškep man kotletų su grybais, išvirk man cepelinų su spirgučiais. Babci, noriu tavęs paklausti, ar spėjai mįsti? Viskas.